didžiausias nepriklausomas aviacinių paslaugų teikėjas. Ką reiškia nepriklausomas? Mes neturime tradicinės aviakompanijos, prie kurių paprastai yra prisišlėję tokios servizo įmonės. Pavyzdys Lufthansa grupė, Lufthansa Technics ir Lufthansa. Tai reiškia, kad mes konkuruojam labai konkurencingoj, dinamiškoj aplinkoj. Mes turim savo paslaugą parduoti, gerai aptarnauti ir daryti visą tą, kas privaloma, sakykime, bankui. Ir mes tą perkeliam į savo verslus ir tą darome. Atsakant į klausimą, ar neskaudu, ar kaip reaguoja tas pažymas, verslo žmonės visų pirma yra padidinta rizika akceptuojantys žmonės. Ir aš dar pridėčiau padidintą spaudimą akcentuojantys žmonės. Tai yra toks požiūris, jis yra, ar man pikta dėl jo, ar aš jaučiu kažkokią nuoskaudą. Aš šitą geną esu išsioperavęs. Man nei pikta, nei aš jaučiu nuoskaudos. Yra tokia pozicija šiuo konkrečiu metu. Aš net nebijoju, kad už kokių 10 metų požiūris bus visiškai kitoks, nes jis priklausys nuo rezultatų. Išnyks toks lokalus mąstymas, vis tiek pasaulis globalėja, kiek mes to nenorėtumėm. Pasaulis tapo be sienų. Sakykime, negaliu daug kalbėti apie mūsų komercinius sandorius, bet pas mus remontuojami ir prezidentiniai lėktuvai, ne tik Lietuvos bazėse. Su mumis skraido aukščiausio lygio įvairių organizacijų vadovai. Mes turim beveik visuose kitose šalyse įvairiausius leidimus ir kiekvienoje šalyje mes laikomės nustatytų normų ir įstatymų. Visiškai apolitiškai, nediskutuojam, kas vyksta apie politinius procesus, nediskutuojam vienokį ar kitokį sprendimą jie yra ir jais vadovaujamės. Kadangi, sakot, tą jausmą esat išsioperavę, tai gal krapštysiu nervą jūsų giliau, gal pavyks suverzinti. Tai, tarkim, ta pažyma turbūt atsirado dėl to, kad jūs turėjote Žukovskio oro uosto akcijas, gal net kontrolinį paketą ir, jeigu neklystu, su tokiu veikėju kaip Čemezovu. Dabar lygtai iš ten išėjo, tai gal buvo klaida eiti į Rusiją. Nei uždirbo ten ypatingai daug, nei ką. Kokia dabar situacija? Rusijoje dirbat, nedirbat? Mes turime antžeminio aptarnavimo bendrovę, nedidelę apyvartą daro, bet jinai vienas iš 20 oro uostų, kur jinai dirba. Pavyzdžiui, Pulkovo oro uostas Sankt Peterburge, VTB bankas, kuris yra po sankcijom, turi 25%, Fraportas, Vokietijos oro uostų valdytos, irgi turi 25%. Amerikiečių fondas Baring Vostok turi dar 25%, ir nepamenu, kas likę akcininkai. Tai sankcijų įvedimo Fraportas paprašė, kad VTB susimažintų savo dalį tam oro uoste. Pragmatinis požiūris atitiko įstatymą, gavosi mažiau 25% akcijų, sandoris buvo padarytas iki sankcijų ir jie toliau valdo tą oro uostą. Jo spaudimas mums buvo didesnis, kadangi tas klausimas natūraliai ne pragmatiškai, o galbūt parašant pažymą, beje, pažymų rašymas, aš kažkada dirbau, paskutinė mano darbovietė buvo, kai aš buvau samdomų darbuotojų, Taupomasis bankas, mums reikėjo rašyti pažymas apie skolininkus. Vindikacinį tarnybą aš dirbau, tai reikėjo kažką parašyti. Ir jeigu tu nieko neparašai, visą laiką rašai, nerasta, tai tavo darbą vertina blogai. Tai, ką nors rasti reikia. Jo, tai kai prirašydavau pažymų, tai ir tos bendrovės negaudavo kreditų, o tai buvo kratinys įvairios informacijos, kuri yra tik informacija. Šiais laikais pragmatiškas požiūris tiek iš valstybių, tiek iš bankų, o patikėkit, mes dirbam su top 10 pasaulinių bankų, ne lietuviško, pasaulinių. Tai jie taip prakrato visus dokumentus, tu turi rodyti ir atneš papiriukus, galų gale įsitikint, ar tu tikrai pats tą verslą padarei, daro fizinį interviu, tai vadinasi antro lygio compliance patikrinimas. Tai Žukovskio oro uoste nei Čemezovas buvo akcininkas, nei mes padarėm įstatymų pažeidimus, tai viskas vyko prieš sankcijas, kol jos buvo įvestos tenderį, pasirašėm ir galų gale visoje mūsų grupės apyvartoje, kadangi tai buvo startupas, nauja bendrovė, jinai net reikšmingesnės dalies pajamų ir pelno niekada nesudarė. Bet pradėtų projektą negali šiandien vieną metį, tas pats
Tas pats buvo, mes dar valdėme agro bendrovę, Ukrainoje nusipirko žemės, tuo metu buvo Krymas, Ukraina, paradavėm tą bendrovę, naujas savininkas turėjo kažką daryti su tom žemėm, nes jau tai nebebuvo Ukraina, juridiškai. Tai paskutinis klausimas iš tos serijos, tai vis dėlto kam priklauso Krymas? Žinot, o kam priklauso Katalonija? Tie dalykai yra, aš taip pasakysiu, kažkada man vienas, ten įvairūs nesutarimai visą laiką versle egzistuoja. Sako, mes svetimų karų nekariaujame. Mano interesų tame nėra, todėl aš savo pozicijos neturiu. Todėl reikšti, kam priklauso Krymas, Tibetas, Katalonija. Kokia nauda, pavyzdžiui, man ar Lietuvai, kad aš pasakysiu šitą savo poziciją. Galų gale aš jos net neturiu. Palaukit, bet jūsų tėvas buvo nepriklausomybės akto signataras. Bet Lietuvos, ne Ukrainos. Mama tremtinė. Tai ar jums tai reiškia ką nors ar nereiškia? Bet kokią tai įtaką daro pozicijos pasakymas mano verslo atžvilgiu? Aš galbūt galiu kaip žmogus turėti poziciją daugelį kitų klausimų, mokesčių, nežinau, imigracijos, darbuotojų atsivežimo, bet aš negaliu to daryti, nes didelio verslo pasakymas apie kokį nors faktą, kuris liečia politiką, jį padaro jau politikų. O aš turiu viską, man nereikia eiti į politiką. Bet tai jūsų tokia pozicija rodo, kad verslas irgi yra didelė politika, nes jeigu tai nebūtų, jums nebūtų sunku pasakyti. Ne, žiūrėkit, yra tarptautiniai reikalavimai. Yra, Amerika diktuoja madas pasaulyje. Dar tuose tarptautiniuose reikalavimuose yra prašyta, ką tu gali ir ko tu negali. Yra sankcijų sąrašas, yra sankcionuotos asmenų sąrašas, yra anti-bribery, antikorupciniai reikalavimai ir visus tuos reikalavimus mes esam savo įmonėje susidėgę ir mes jų vadovavomės. Tai yra tarptautiniai reikalavimai. Yra pasakyta ten lygiai tas pats, kad Kryme negalima dirbti. Mes nedirbam Kryme. Aha. Perkim prie kito klausimo. Lėktuvų remonto rinkoje sukasi pasaulyje, kur tai netoli 70 milijardų dolerių. 83, jeigu tiksliai. 83, ne? Tai jūs turit 150, 160 ar panašiai milijonų. Šiemet bus 220. 220. Ką turi padaryti lietuvis, kad įeitų į tą rinką? Ar lietuviui yra sunkiau negu, tarkim, nežinau, amerikiečiams, vokiečiams toje rinkoje? Ką jūs turėjot padaryti tokio, kad įlystumėte? Aš tokį gal paminėjimą pasakysiu. 2005 metais Lietuvos aviacijai, kuri neliečia infrastruktūros, oro uostų ir navigacijos, dirbo 600 darbuotojų. Tai buvo Lietuvos avialinijos ir viena privati bendrovė dirbant Vilniaus oro uoste. Šiandien vien tik mūsų bendrovė ir tik tai Lietuvoje dirba 2600 darbuotojų. Vien tik Lietuvoje? Vien tik Lietuvoje. Per visą grupę netoli 6000. Dar koks 1500 žmonių dirba Estijos, kitų skirtingų valstybių įmonėse, bet lietuviai, pagal pasą ir pagal kilmę. Ir jie visi yra praėję mūsų mokyklą. Tų žmonių neparuošė universitetai. Tie žmonės yra gavę kitą išsilavinimą. Sakykime, aš turiu teisinį ir ekonominį išsilavinimą, bet aš dirbu aviacijoje. Pas mus dirba auditoriai, buvę advokatai, tarptautinių bendrovių vadovai. Jie visi tapo aviatoriais. Tai mes iš smulkios idėjos 600 žmonių, kurie dirba valstybinėje Lietuvos avialinėje, valstybinėse Lietuvos avialinėse, mes sukūrėm sektorių, kuris paruošė, aš sakyčiau, netoli 5000 aukštos pridėtinės vertės žmonių. Jų neatsivežėm iš kitur, jų neapmokė valstybė, jie tapo aviatoriais, praėjo mūsų įmonės mokyklą. Mes turime 4 vidinės akademijas, kuriems ruošiam savo darbuotojus. Ir tie žmonės, kurie pas mus įgavo patirtį, jie dalinasi savo patirtim, mokymo akademijose su naujai atėjusiais žmonėmis. Ir mes turim tą auksinį brandolį, vien 40 lietuvių vadovų dirba. Čia yra generaliniai direktoriai. Tame tarpe Indonezijoje, tame tarpe Lenkijoje, tame tarpe UK. Ten dirba lietuviai. Taip. Atsivertus mūsų puslapį yra nurodyti visi vadovai. Ukrainoje 90% vadovų yra lietuviai. Kodėl?
mažesni kultūriniai skirtumai, labiau supranti, jie praėjo mūsų mokyklą, tai reiškia žino reikalavimus. Trečias dalykas, pasitikėjimo laipsnis didesnis, yra tas. Tai dabar atsakant, ką lietuvis turėtų padaryti, aš tokį šūkį turiu po save gyvenime ir gyvenimiškoje filosofijoje, kad viskas yra įmanoma. Tik tai pasistatyk planą, planas turi būti ambicingas, agresyvus, bet teoriškai pasiekiamas. Ir tada tik klausimas žingsnių, kuriuos reikia padaryti tam planui pasiekti. Sakykime, nori turėti MBA komandą, reikia turėti $1 milijardą. Tada, kad tą komandą valdyti, reikia turėti vadovų komandą, logiką, filosofiją, supratimą. Tai natūraliai išeina tokie žingsniai. Ką norim padaryti, žodis užkariauti remonto rinką nėra teisinga. VFL Techniksas turi planus ir šiaip aš dėkingas Valstybės saugumo departamentui, nes šiandien darbo jėgos kaštai yra Lietuvoje užbrangę, o rinka, kurią mes atvedame į Lietuvą, yra ne Lietuva. Tai tas angaras stovės ar Lenkijoje, ar Serbijoje, ar Anglijoje. Jisai neturi nieko bendro su tos teritorijos klientais. Klientai pas mus skrenda Lufthansa, SAS, nežinau, Thomas Cook skrydo ir TUI, ir tie klientai nėra susiję niekaip su Lietuva. Todėl mes po to laiko atidarėm angarą Džakartoje, kuris yra pagal dydį didesnis negu Vilniaus abu angarai. Mes pasirašėm sutartį, kad statomas antras angaras. Mes pasirašėm susitarimą, kad mes turėsim angarą Kolumbijoje, kuris aptarnaus ir Ameriką, nes Kolumbija pigesnė darbo jėga. Ir mūsų planas padengti, kad 4 valandų į Harbinę. Norit pasakyti, kad Valstybės saugumo departamentas jūs nukreipia kryptimi, kur gali daugiau uždirbti? Kur priežastinis ryšys, jūs teisingai pasakėt. Yra tokia labai gera knyga, vadinasi Free Economics. Tai kai Amerikoje buvo nusikalstamumas 80% didmiesčiuose ir negalėjo su jais kovoti miesto meras ir Čikagoje didžiausias. Po nusikalstamumo sumažėjo ne dėl gero policijos darbo, dėl to, kad buvo legalizuoti abortai ir nemirė 80% potencialių nusikaltėlių vargingose šeimose. Ir viena žymė advokatų kontora pradėjo atstovauti vieną juodaodę moterį, kuri turėjo persilydimą, reikėjo chirurginio aborto. Tai priežastinis ryšys. Tai aš galvoju, kad čia irgi priežastinis ryšys, kad išstūmė į kitas rinkas, o natūraliai, kai vadovybė sėdi, turi savo vieną, turi antrą, turi trečią, nurodos, kam ten važinėti su čemodanu ir užkariauti pasaulį. Bet taip gavosi, kad teko važinėti su čemodanu. Gediminai, o ką jums reiškia Lietuva? Kur jūsų namai yra? Geras klausimas. Lietuva man reiškia, kad jinai yra mano tėvynė. Aš lietuvis širdyje, aš lietuvis mintise, natūraliai tu dirbdamas kitoj šaly kalbėjai apie tėvynę. Tai man daug reiškia Lietuva. Iš kitos pusės aš galvoju, kad aš senatvę praleisiu Lietuvoje. Pas mane tokie planai yra. O dabar namai? O aš turiu 4 gyvenamasis vietas. Pavardykit. Londonas, Dubajus, Maskva ir Kipras. Vilniaus nėra ten. Aš Vilniuje mes viešbutį gerą atidarėm. Aišku. Gediminai, o jūs kerštingas žmogus, pavyzdžiui, dabar priėmėte į darbą buvusį užsienio reikalų ministrą ES ambasadorių Vygaudą Ušacką, o jauniškį VSD generalinį direktorių priimtumėte į darbą? O žinokit, aš turiu darbuotojų, su kuriais net nesikalbu po 1 metų. Vėl aš įsioperavęs geną patinka, nepatinka. Pavyzdžiui, pas mane nedirba nei vienas giminaitis. Nei vienas? Nei vienas. Tai jie pyksta ant jūsų? Galbūt, bet kompetencijos klausimas. Aš vertinu pragmatiškai, yra kompetencija ar nėra. Tada yra 3, jeigu kalbėt apie vadovus, reikalingos 3 savybės, kuriamis aš vadovaujuosi. Tai pirma, turi būti visokiojopa lyderystė. Lyderystė pasireiškia įvairiai, bet jinai turi būti. Nes jeigu vadovas nebus lyderis, jisai negali komandos vesti, tada automatiškai įmonė iš apačios. Kaip Jasikevičius buvo antrų trenerių, matėsi, kad jis pirmas treneris ir jis Krapikas nepavežė jo. Tai va čia panašiai. Antra savybė, kuri turi turėti vadovas, tai yra aukštą IQ, virš 130. Trečia savybė turi turėti common sense, tai yra momentinį loginį mąstymą. Paprastai jį turi matematikai. Tai
jeigu šitos 3 savybės, ir čia yra Gerai, o jeigu giminaitis visas tas 3 turi? dirbtų vadovų ir mokytus. Aš bandžiau ir 1, ir 2, ir 3. Bet čia nėra, čia yra tame, kad tu kuri sveiką ekosistemą. Ir jeigu vienas vadovas eina pagal vienus reikalavimus, o kitam duodi prioritetą dėl to, kad jis tavo giminaitis, tai tu sugriauni ekosistemą. Tu turi pragmatiškai. Erozija prasideda. Jo, tada galvoju, tai kam aš čia tada stengsiuosi, kodėl aš čia turiu siekti. Iš kitos pusės, 40 vadovų pas mus yra oficialūs akcininkai ir aš su jais pasidalinau savo turtu. Dabar žiūrėkim, net kai aš tuos skaičius ėmiau iš knygos apie verslo šimtmetį, su jumis buvo kalbėta, ne taip seniai, prieš metus su trupučiu, ar ne, jau skaičiai šitiek išaugo. Bet per tą laiką, tarkim, bankrutavo Small Planet. Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje restruktūrizacija ar kažkas panašaus. Visur bankrutavo. Visur, ne? Tai ką jums reiškia bankrotas? Tarkim, Lietuvoje dauguma net ir verslininkų net krūptelį išgirdę tą žodį. Kas jums yra bankrotas? Tai yra pasaulio pabaiga ar ne? Aš 2009 Prisiminkim dar Flailal, ar ne? Ja, tai 9 metais aš buvau. Kiekvienas turbūt lietuvis gali pasakyti, va šitas žmogus sužlugdė mūsų tautinės avialinijas, ar ne? Čia yra pasiekmė, visų pirma, tai komunikavimas tokiuose jautriuose versluose yra labai svarbus, kaip avialinijos, kur veža daug keleivių, daug vartotojų, tai komunikavimas buvo ne pats geriausias, bet kai griūna įmonė ir 90% vadovų sako viso gero ir tu jų daugiau nepamatai niekada, ir tu lieki vienas stovėti prieš teisėsaugą, prieš ministrą, kuris vieną akį sako, o kitą televizijai sako, prieš premjerą, kuris sako spręs su ministru, ir galų gale pasiūlymas, kuris paimkite už 1 eurą, o mes skolas nurašome. Nes 16 lėktuvų buvo vietoj 6, kurios privatizavom, buvo 6, kai 9 metų pradžioje buvo 16 lėktuvų. Bet yra tokie dalykai, kurių negalėjai suvaldyti. 147 dolerių per barelį naftos kaina, o avialinijų kūras sudaro iki 50%. Iki 50%. Tada ir Baltikas, kur visa Latvijos eks-vyriausybė dalyvavo vienaip ar kitaip, šešėliniais ir tikslais akcininkais, kurie norėjo perimti rinką. Tai čia praeitis. Bet aš patikslinsiu, aš 2009 metais buvau techniniam bankrote. Ką reiškia? Reiškia, mano aktyvai kainavo mažiau negu sudarė mūsų bankų paskolas. Kodėl bankai tuo metu neužsiėmė, sakykime, bankrotinimo įmonės, patikėjo, kad aš atsistatysiu. Didžioji dalis bankų patikėjo, kad aš atsistatysiu ir kad tuos aktyvus, kurie liko, aš juos išvystysiu. Tai aš pasiėmiau portfelį ir išvažiavau iš Lietuvos. Aš 70 kartų skridau vien tik tai į Maskvą, nes pirmi klientai buvo iš SNG. Tada aš 2 metus gyvenau Varšuvoje, aš dariau IPO. Tada aš pradėjau skraidyti į Aziją. Ir aš kiekvieną savo klientą apvažiavau pats. Ir grįžtant, kokia patirtis, aš džiaugiuosi, kad aš buvau techniniam bankrote. Nes jeigu sukrėtimai, kaip mes viduje tarp savo kolegų turim. Yra jaunų dabar verslininkų. Tas, kas negavęs lupti, jisai kitaip vertina pavojus ir rizikas. Todėl, jeigu gauni lupti ar per kuprą, tada tu biški pakeiti savo filosofiją. Ir aš galvoju, tas toksai šaltas... Pakeitėte, jeigu trumpai taip. Genus kai kuriuos įsioperavai, rizikas kitaip pradėjai vertinti, darbas su žmonėm automatiškai pasikeitė. Esminis momentas yra... Ką jums žmogus reiškia? Jūs įsivaizduojat savo vidutinį darbuotoją arba mažiausiai uždirbantį darbuotoją? Ar jums nereikia to, kaip tokio lygio? Man reikia. Mes dabar sėdim, kai į Vilnių grįžtų vienam biure 1000 administracijos darbuotojų, seniau Aidvai ne visų dar pažįsti, kai daug žmonių, tai sveikinė su visais. Dabar žinai, kad visi mūsų darbuotojai yra, nes visi tam pačiam pastate sėdi. Tai aš galvoju, kad mes turim abipusį ryšį su darbuotojais. Jeigu jūs paklausumėt, įvairiausių lygių mūsų darbuotojų, sakykime, kuris nepriklausomas, nėra ten galbūt kokio nors faktorių
įtakotas, jis, aš manau, kad pasakys abipusį ryšį, kad ir įmonė rūpinasi, ir jisai, ir aš automatiškai turiu požiūrį būtų tinkama. Mano visa vadovų komanda, mes vadiname vieną šeimą, pas mus net šūkis yra išdėtas ASG Family. Tai tas tamprus ryšys jisai lemia labai daug. Iš kitos pusės, kai surinkti labai skirtingi žmonės, kurie ten nepažinojo nuo vaikystės ir kurie įvairiai vystėsi socialinėse sluoksniuose skirtingose, augo sunku, bet tai kai yra auksinis geras branduolys, vienas kitą patempia. Tai aš manau, kad esminis dalykas, ko reikia versle, reikia žmonių. Visą kitą galima gauti. Iš kur tada verslumo genas? Ar turėjot kokį prosenelį, ar dar ką nors? Nes klausantis jūsų atrodo, kad jums kliūčių nėra, o jeigu kliūtis bus, tai jūs apeisit jas. Tai arba pervažiuosi. Arba perskrisit, ne. Aš atsimenu, turbūt nuo kokių 7 metų mane išveždavo į kaimą, į Varnių rajone, 300 km važiuoti. Ir mano tėvas tada dirbo prokuratūrai ir pas mus toks Zaporožietis buvo. Tai to Zaporožiečio kiekvieną savaitgalį išveždavo, o vasarą visai palikdavo. Tai 7 valandas reikėdavo važiuoti.